Labas, esu Kristina, dalinuosi patarimais apie esamus produktus. Tai šį kartą noriu pasidalinti apie šitus lūpų pieštukus, kad žinotum, kuo jie skiriasi ir kuo yra naudingi. Tai abu šitus rasi Must Have Edition kategorijai ir kuo jie įspūdingi. Šitas lūpų pieštukas tai yra iš tikrųjų minkštas ir su juo labai lengva yra tepti lūpas. Jis yra skirtas ne apvedimui, bet jis yra skirtas būtent uždėti spalvą. Labai rekomenduoju išbandyti. Aš niekada nesu bandžius anksčiau tokių lūpų pieštukų, kurie būtent taip tepasi lengvai, duoda spalvą. Tobula tiesiog spalva ir labai gražiai atrodo tiek žiemą, tiek pavasarį, tiek rudenį, ryški spalva intensyvi, pasakiškai gražu. Ir dabar, koks įdomus dalykas yra, mano lūpos, galbūt ir tavo taip pat, kai negaunu vandens, kai neišgeriu vitamino C, skyla. Ir skirtumas, šitas pieštukas taip pat yra skirtas irgi lūpų tušavimui, tai tokia spalvytė labai įdomi, tokia nude, graži, čia yra tušavimui skirtas šepetėlis, bet jeigu lūpos skyla, labai pasimato ir nesitušuoja. Bet kaip aš naudoju, jeigu lūpos yra drėgnos, aš naudoju irgi šitą, tą nude spalvą pasidaryti, bet kodėl aš naudoju jos abudu, labai rekomenduoju. Tai su šitu pasidažius norisi trupučiuką pasidaryti formą. Tai būtent su šitu pieštuku aš ir padarau formą, išlyginu kažkokias kliurkas vadinamas ir makiažas atrodo tobulas. Tai jeigu tu ieškai lūpas kaip ryškinti, aš mėgstu ryškinti greitai, galbūt irgi tokia pati, kad mėgsti ryškinti lūpas greitai, tai labai rekomenduoju būtent šitą rinkinuką tavo lūpytėms ir atrodysi nuostabiai. Primenu, kosmetika yra veganiška ir tinka labai jautriem žmonėm. Tai viską rasi savo e-shope. Tai jeigu turėsi klausimų, drąsiai rašyk, klausk man ir aš tau padėsiu išsirinkti tai, ko tau reikia.